Sveiki. Šį kartą turim akmenis, 3 akmenis paėmiau, kurių kilmės nei vieno nežinau. Bandysiu įsiaiškinti, parašysiu kokiam Facebook'ą grupiai, numesiu video, gausiu baną arba kas nors, tiksliau tikiuosi, kad kas nors pasakys, kas per akmenį iš čia gal numanys. O, dirba labai greitai akmuo. Kaip natūraliam, aišku. Iškart, kaip matot, būklės neparodžiau iš karto, bet būklė nekokia, nes nelabai kruopščiai tų deimantų. Čia kur praeitam video įsidarbinėjom su tuo kiridašiu. Lik ir nuo deimantų matosi, tai gilus labai su 120, šiandien minėjau. Putų periont. Indija medium vintažinių apie 3,20 ir po tų natūralus akmuo natsuja, tai čia užbaigimas su natsuja yra. Nu apie 3000 tokia grūdėtumas. Akmuo įdomus šitas, tai japoniški, jie visi čia japoniški, aišku, nes iš Japonijos ir supainiot su kažkuo neįmanoma šiaip, nes tokie niekur nesidaugina daugiau, tai be abejo japoniškas akmuo. Jo. Nu kągi dirba, ką aš galiu pasakyti daugiau. Pabandysim pagalvasti, kaip jauna, pažiūrėsim. Ties nagu jaučiasi, o dirbant, geriau vengti, nes jie kietesni yra nelikęs akmuo, arba galima paprastai rekomenduoju juos su kuo nors išgramdyti, iškast žodžiu. Bet tai aš prasmės nematau, nes vis tiek jų reikės vengti, nes užbaigimą akmuo tai tokie dalykai nepriimtini man. Bet čia kampe, kaip matau, dirbti galima. Valom vandenį ir bandom pjaut. Naudot galima ir galandinimui. Hamon linija kokia, čia nelabai gerai užbaigta, bet spręskit. Pažiūrėsim, ar galima britvą pagalą su juo tokia. Nuojauta yra, kad gali tekt. Tokia kietumas jau daugmaž apie 4 reikėtų laikyti. Tokie geri tuo, kad nereikia nagų, laisvai imat akmenį ir dirbat. Tiesiog nieko nereikia. Jau lempa prie akmens. Labai platita, platus ašmenys.
nuplausime ant švaros, užbaigtas dar reikia. Ir vandenį geriau naudoti šiltą, nes tada akmuo kažkaip dirba, taip švelniau kaip ir. Jo dirba švelniau ir greičiau, kažkiek tai taip limpa labiau. Šiuo atveju britva galas, aišku, tai neprivalumas, bet čia taip tokia platina. Ne visada būna tas ašmenys, nes matot, kai limpa ir trukdo šiek tiek. Aišku, galima laipsniškai mažinant spaudimą ir užbaigiam. Galima įvairiom kryptim. Tie netrukdo šiaip, kai lengvai važiuojant tie visi nekimba, tai nieko baisaus turbūt. Žiūrim, kas gavosi. Aišku, ilgai mes čia nedirbsim. Štai bandau. Nelabai turbūt. Ant odos padirbėjus gerai. Galima užbaigti britvą. Bet negeriausias variantas tikrai, tai nežinau. Bet įmanoma. Užbaigti tikiu, kad įmanoma ant odos padirbėjus ir gerai. Kam patinka, aišku, tai savai suprantama, jeigu toks kietumas, tai kam patinka tas minkštas pjovimas, kad minkštai skustų, tai jeigu norit, tai tvarkoj, galima tokį ant ir britvų užbaigiu, bet šiaip geriau, tai staliaus įrankiams, ten peiliams. Anglies pieną peiliams, aišku, nes tiems visiems nerūdėjantiems, tai minkštą plieną, tai bus pernelyg švelnus, nebus agresijas, tai pjausi, žodžiu, blogai. Taip, kad nerekomenduoju. Sekant imam irgi japoniškas, aišku, ir kitokį. Irgi dirba kaip ir visi jie. Matote iš karto, nežinau ar matot, bet iš karto įsiskiria šlamštas nuo plieno, nes tas jau irgi kietumas, sakyčiau, apie 4, bet kaip matau, suspenzijas vis išskiria labai mažai. Labai mažai. O paviršius, kaip keičiasi, nelabai turbūt keičiasi. Grynai užbaigimo akmuo čia. Grynai. Abrazyvumas nėra aukštas, bet dirba, matosi, kad dirba. Nes, matot, tamsi tokia suspenzija. Ja. Ką bandysim? Bandysim britvą neimti. Britva irgi turbūt kažko panašaus tikiuosi kaip ir iš ankstesnio, nes
savybės panašios šiaip jos. Irgi gerai, suspenzijos mažiau, bet jie įskiria taip, jeigu naguras nereikia. Imat ir dirbat, žodžiu. Nu, valom ilgai, čia turbūt toks demonstracinis, tai mes negalasim, ne rimtai. Rimtai čia dirbti mes nesiruošėm, bet tiesiog vaizdą susidaryti galima, aišku, tokia greita apžvalga, ne. Dabar švelniai mešim. Švelniau padirbėti. Numečiau čia šiaurėje, ne? Bet ne, turbūt nieko nenutiko. Ant odos truputį, ne? Padirbėsim. Žiūrim, ką turim. Nu, aš laikau gerai, kad va taip traukia per plaukus ir jie kimba kažkiek tai. Nu, šitas jau geriau, nes jis jau kažkiek netgi galima sakyti skut. Mes jau nori kabint. Trumpai mes čia dirbom. Ai, čia visus kampus labai aštrus. Tai nepatinkama. Na irgi tą patį turbūt galiu pasakyti, kad įmanoma ant odos padirbėjus skustis, bet variantas irgi ne pats geriausias. Nu ir trečias paskutinis šiai dienai, tai atrodo perspektyviausiai man bent jau tai pasirodė iš pagal išvaizdą, nu, pagal pojūčius. Ne tik pagal išvaizdą, bet pagal smulkiausias, nu, ta prasme, kad nubritas galantinimą, nu, turėtų jau sutuojant pagalas šiais spėjimis. Smulkiausiasis, irgi kietumas apie 4, taip spėju. Nespėju, jaučiu, jaučiu, kad toks. Nucypė jau, tai vadinasi paviršius kaip ir gerai viskas. Nu, su ašmenim gerai su tą dalim, bet su minkštu plienu, nes palikau po grubaus akmens, jie nelabai nuima, nes čia grinai užbaigimui akmuo, tai. Nu, jis iš tų visų smulkiausias. Nežinau, kaip čia tais, jeigu tai sintetiniais gridais, kokie 15, sakyčiau. Tam duočiau kokius 8, čia gal 10. Ja, tai. Žiūrėjau, ką turim. Irgi nagulas nereikia, nes irgi šiek tiek išskiria suspenzijas, tai
pjauna švelniau kažkiek. Imam kamisorį, žiūrim, kas gausis. O aš čia tokį pasiėmiau, dabar vargstu su labai plačia. Vau, matot kaip, nu čia aš turbūt numinkštą plieną įsiskiria taip žiauriai, bet akmuo dirba, matot, ne. Nu, aplamai vintažinių tokių nebūna, nu čia visi akivaizdu, kad vintažiniai, tai žmonės kažkam jos naudoja, aišku, tik va neaišku kam. tai gali ten žirklį, mane peiliam galast, kardams, ar, nu, žodžiu, daugam staliaus įrankiams ten įvairiems. Kirpimo mašinėlėms, nu, yra paskirčių daug, bet kur parduoda čia iš aukcionų, ne, tai ten žmogus dažniausiai rašo, aš ne ekspertas, nieko nežinau, žiūrėk į nuotraukas ir spręsk, nu tai va, taip žiūriu ir sprendžiu. Na čia gali kilti klausimų, dažnai žmonės, ne, kaip testuoja vieną akmenį po kito, tai pirmiausia atbukina įrankį, bet aš nelabai tokių suprantu, nes jeigu tu kuo užbaigi, tai taip ir skus, nes jeigu tu paim po 10 000 ant 1000 akmens padirbėk ir kokią tu gausi pabaigą. Finišą gausi 1000, tai nežinau aš kam bukinti ir panašiai. Jo. Nu, blėt, tai aš nežinau. Irgi panašu kažkas. Užbaigt galima, bet, nu, kaip aš skaitau, kad gerai, kada va taip kabina traukia, yra akmenų natūralių, kuriuo tai traukia ir jau turi kipt plaukai, tai, nu, be audos, tai skaitau, kad, nu, geras. Užbaigimas brėtų jau taukienų įmanoma, bet, nu, negeriausi variantai, tai tiesiog per minkšti, kad, nu, tą maksimalų aštrumą pasiekti, tai, nu, aišku, padirbėjus ant odos galima jį gauti. Tai tiek šiandien, iki kitų kartų.